Tai va, draugai. Žvejyba prasideda pirmą nuo ledo išlaužimo. Nedidelis šitas ledukas, bet vis tiek yra maždaug pusė ežero. Galbūt daugiau neužšalę, tik va priekrantės. Ten toliau irgi matau užšalę. Nu, ką padarysi? Šiandien trečias ežeriukas, kuris vat, plius minus galima bus pažvejoti. tą paskutinę dieną reikia tikrai jau išnaudoti. Ką, bandom? Svirklų padaužysiu tą leduką ir į trasą. Nu ką, ledlaužis dirba. Nu, vis įdomesnė žvejyba bus. Nu ką, atviruose vandenyse. Dar neteko nei karto taip. Betgi visada pirmas kartas buvo. Ką, pasiruošim darbo vietą ir bandysim žvejoti. Sveiki, draugai. Paskutinė diena šiandieną, kada galima lydeką gaudyti. Ir kaip tyčia išvažiavau ryte, 8 valandą nulikau prie vieno ežeriuko užšalęs. Prie kito ežeriuko užšalęs. Nu, galvoju, važiuosiu link namų, bet dar atsiminiau, kad yra šitas ežeriukas. Tiesą sakant, jiem su spiningu kaip ir nežvejojęs, bet pabandyti verta, nes pusė ežero užšalusio, o pusė atviro, vat. Žiūrėsim, ką čia duos tas atviras vandenėlis, kiek jo likę neužšalę. Diena tai nuostabi šiandien praneša, saulutė, vėjas toks menkas. Tik liūdna, kad negalėjau papult ant to ežero, kurio tikėjausi. Nu, yra kaip yra. Prieš tai prasilaužiau ledukus, nuo kranto truputį buvo ten. Ir va, aš ant atviro vandenio. Ką, ilgai netempim, bandom, nes ir taip jau sugaišau nemažą laiko dalį. Davai. Vyrai, turiu nepažįstamą ežerėlį, pirmą lydekėlę. Na, žiūrim. Tokios grožybės čia gyvena. Nu. Gal ir nieko tokia. Gražiai eina. Gražiai tampa valą. Nu, atgal nori eit, suprantu aš tave. Ai, tu gražia. Net nežinau čia. Paskutinė diena, tai
Šiandieną vienos užsiprašė. Kaip užsiprašė uošvė. Užsiprašė. Reikia gal vieną, sakau, ir paimt. Baig, žinok. Ar čia dar šiandien teks pagaut? Ar ne? Nu, ormai. Va. Aik, tu kokia graži. Kaip vyrai. Gražia, ne? Ir aš taip sakau. Plėtiklis iškart matau į darbą eina. Nes prarėjus tai godžiai. Ką biskį gal pasisuka į saulę. Geriau matyt bus. Na, gražuolė. Atiduosi. O jau užsičiaupus, tai kaip nežinau kas. Tai, gražiai, ne? Tikrai gražiai. O, patenkytas. Kaip vaikas saldainį pagavęs. Tai ką, vieną turiu. O šitą gražuolę susigundė ant tokio vestinuko. Tokios spalvelės šitame ežeriuke. Nu, bandysim, reiškiasi kažką tai panašaus ir taikyti šitam ežerą. Vat sunku, kada atvažiuoji ant ežero, kurio nežvėjojęs ir turi atsirinkti pirmą, kas tinka, kas patinka žuviai. Ir tada gaudai. Tai ką, šitą, kaip ir minėjau, pasimsiu. Uošvė ant stalo labai jau prašė. O visą kitą ką pagausiu, jeigu pagausiu, atgal paleisiu, kągi čia. Neprivalgysiu iki čia jau. Reikia, kad ir kitiems žvėjams būtų ką gaudyti. Nes jei atvirai, tai tikrai daug yra. Esu matęs. Pasigauna dvi, nuplaukia į krantą. Kažkaip įdomiai mašina nueina, tada grįžta ir vėl toliau žvėjoja. Nu tai tik tai, sakyčiau, dvi pasigauna ir kad nebūtų valtyje daugiau nei dvi. Tai vyrai žaidžia. Nu negražu, bet ką padarysi, tokių žmonių jau yra. Nesugaudysi iki čia visų. Nors ir gaudyti turėtum ne mes, yra tam skirtos instancijos. Tai va, neišvyno, tęsim toliau. Bet jau diena tai nuostabi. Tik kad tas ledas sugadino truputį visą reikalą. Bet žiūrau įdinojus iš vis gal visas nuėjęs.
Tokios gražios pakrantės, gražiai sutvarkytos stovyklavietės. Nu, gražu, kaip prižiūri žmonės. Kad ir pinigai ima už stovyklavietę, bet vis tiek gražiau atvažiuoti į sutvarkytą vietą negu kažkur tai kokį sąvartyną. Va, dar viena stovyklavietė. Tikrai gražu. Nu, kažkaip vyrai baigėsi kliovas. Ta vienintelė pastaikė ir viskai. Kai užėjom ant šito ežero, be manęs tai dar gal 4 valtys. Visi sezoną užsidaryt nori. Truputį apsiniaukė, pasivilisiavo. Vakarop kritulius praneša. Gal ir tom žavim kažkas tai smegenis susuko, kad nesimaitina. Nu, bent vieną pagavau. Vis užsidarysiu sezoną. Netuščiom. Dar kokią valandą pamėtysiu ir reikės link namų judėti. Irgi prasilenkdamas su žvėjais kalbėjau, tai nieko gero neturi. Ja, aišku, vėliau ir atvažiavo. Ką bandom toliau? Paskutinis metimas ir pakuosinis daiktus. Kiekgi čia galime. Apsidebesiavo ir baigėsi kliovas. Nu ką, bičiuliai, baigiu šiandieną žvejybą. Kaip sakant, sezono uždarymas. Neblogas šiaip tai. Naujas ežerėlis, viena lydekėlė, vis netuščiom. Kaip ir minėjau, kiti žvejai šiame ežere, nei vienos šiandieną neturėjo. Nu, man pavyko bent jau vieną sumedžioti ir tai gerai. Ką, dabar lauksim 3 mėnesius, poilsio turėsim nuo lydekų gaudymo ir lauksim pavasarinio atidarymo. Nu kaip pavasarinio, gegužės 1 lauksim. O tumkart gaudysim ešerį ir baltą žuvį su avižadrebiu. Svarbu ledo nebūtų. Tai rasim ką iš valties veikti. Kam patiko šis video, kad ir trumpas, bet vis tiek, manau, pavyko užsidaryti. Dėkit laikus, prenumeruokit kanalą ir pasimatysim kitose žvejybose. Iki!